Sveiki, esam Klaipėdoj. Čia galima sakyti jūros vartai, bet, pavyzdžiui, kai laivas eina į uostą, turi susisiekti su laivo kapitonu ir prašyti leidimo kirsti nulį. O dabar šitas kaip tik gavo leidimą kirsti nulį ir eina. Greičio apribojimas. Čia yra 6 mazgai, kad bangos nesukeltų nesąmonių ir nesidaužytų laivų esančių prie krantinių. Už nugaros yra švyturys, o štai čia įdomiausia vieta. Štai šitie tokie keisti daiktai, kurie dabar yra bangolaužiai. Čia yra prieštankiniai ežiai. Paskui čia sumetė juos bangoms laužyti po antro pasaulinio, bet dar 45-ais jie atlikdavo savo paskirtį. Tai kai tankas važiuoja, jisai užvažiuojant vienu iš tų spiglių, tada paguldo tą ežį ant šono ir vienas iš kitų spiglių tanką nuo žemės biškį pakelia ir jisai nebevažiuoja. Tai rusai netgi filmavo mokomosius filmukus, kaip įveikti šitos ežius, nes jeigu užvažiuoji konkrečiai vikšru ir jeigu išsilaikai lygiai, tai gali kaip ir pervažiuoti. Bet čia jau reikia labai įgudusio tankisto, o vokiečiai irgi buvo nekvaili, dėl to ežius sudėliodavo taip, kad negalėtum pravažiuoti nepasimovęs. Tai ačiū Jums už dėmesį. O šitie daiktai ant molo skirti dviračiams prirakinti. Kažkas netgi savo spynelę turi.